Įsivaizduokite imperiją, kuri šimtmečius laikė save pasaulio centru. Ji turėjo galingas siužetinės arkas kaip 3 karalysčių romansą, 8 princų karą, 16 karalysčių skilimą, 5 barbarus ir daugybę kitų. Be 19 amžiuje ją palaužė užjūrių beždžionių patrankos. Tai buvo toks 110 metų laikotarpis Kinijos istorijoje, kai Kinija žemino visi, kas netingėjo. Pastovus karas, chaosas, badas ir maras, dėl ko kinams taip smagu nebuvo. Iki kol atėjo Kinijos komunistų partija ir, jų nuomonė, dėl jų Kinija atsistojo ant kojų. Nuo pat įsikūrimo Kinija save laikė vidurio karalyste, vidurio šalimi. Visi keliai veda iš ir į Pekiną. Kinai pirmieji turėjo plieną, paraką, galingą laivyną, pirmosius liepsnosvaidžius. Ir jie buvo pažengę kaip minimum 200-300 metų į priekį pagal technologijas. Kinija turėjo tokį pranašumą, kad jūs galite paklausti, kaip taip sugebėti viską praknisti. Buvo toks dėdė. Čengas He. Eunuchas, diplomatas, keliautojas, admirolas. Jo laivynas pike turėjo apie 300 laivų, kurie plukdė 28 000 jūreivių ir karių. Jis prekiavo su įvairiomis valstybėmis ir plėtė Kinijos įtaką. Yra net teorijų, kad kai kurie sekėjai nuplaukė ne tik į Amerikos. Tiesa, tai nėra patvirtinta. Po keliautojo mirties naujasis imperatorius uždraudė visas keliones ir uždarė šalį. Pagal jo logiką, Kinija ir tai buvo didelė imperija. Jie turėjo viską, ko jai reikia. Ir kam jai reikia kolonijų nežinia kur, nežinia kam. Ir šiaip, iš šiaurės puola barbarai. Dėmesys buvo sutelktas į sausumą. Taigi laivynas be valstybės palaikymo natūraliai sunyko. Imperija savo laiku buvo viena iš turtingiausių. Nebuvo visiškai izoliacija kaip Korejoje ir Japonijoje. Kartais visokie ispanai ir portugalai atvykdavo, prekiaudavo, turėdavo savo prekybos bazės, kartais pakariaudavo, bet nieko rimto nevyko, kol netvyko Britai. Britai buvo viena iš didžiausių jūrinių imperijų. Jiems patiko jūra, kadangi turėjo galingiausią laikmečio laivyną, nes pas juos ypatingai gerai pasireiškė pramonės perversmas, kuris pakėlė galią kelis kartus. Palyginus su to, kas buvo prieš tai, garlaiviai buvo greitesni, manevringesni ir nepriklausomi nuo vėjo. Kinai gal tuo metu ir buvo galingi, tačiau su laiku, nesant jokiam rimtesniam konfliktui, jie stagnavosi. Kol tuo metu Europoje vyko karai, revoliucijos, keitėsi valdymo formos, atėjo visokios apšvietos idėjos ir kiti smagus dalykai. Bet būtent pramonė ir buvo tas dalykas, kuris palengvino kolonijinių valstybių dominavimą. Ir net savo laiko titanus paguldė ant menčių. Kai jie pasirodė, Kinija valdė Čingų dinastiją. Jos pradžioje ji buvo nesustabdoma jėga Azijoje. Tačiau stagnacija ir išdidumas nėra geri dalykai. Ir jie nulėmė šios dinastijos pabaigą. Ilgalaikis Kinijos politikos poveikis tapo akivaizdus jau 1793-aisiais, kai Didžioji Britanija nusiuntė savo misiją į Kiniją, siekdama užmegzti diplomatinius ir priekybinius santykius. Misijos vadovas buvo lordas Džordžas Makartnis. Jis atvyko su dovanomis imperatoriui ir pateikė karaliaus Džordžo III reikalavimą, prašymą, kad imperatorius palengvintų užsienio šalių patekimą į Kinijos rinkas ir leistų Didžiosios Britanijos ambasadoriui gyventi Kinijos sostinėje. Kai Makartnis atvyko, Kinijos valdžios institucijos paskelbė, kad jis atgabeno kuklę duoklę iš užsienio karaliaus. Tos institucijos pareikalavo, kad Makartnį atliktų ritualinį nusilenkimą prieš imperatorių, atsiklauptų ant kelių ir 3 kartus nusilenktų iki pat žemės. Makartnis sutiko tai padaryti su sąlyga, kad lygiavertis Kinijos valdininkas atliks panašų žygdarbį prieš jo karaliaus portretą. Kinai atsisakė ir aiškiai pareiškė, kad jų imperatorius yra pranašesnis už bet kurį kitą monarchą žemėje ir nesutinka laikyti jokios kitos šalies lygiaverte ir suverene. Tačiau galiausiai Kinai leido Makartniui tiesiog atsiklaupti ant vieno kelio prieš imperatorių. Viena iš priežasčių, dėl kurios buvo padaryta ši nuolaida, buvo didelis ir įspūdingas Makartniui palydos dydis. 95 žmonės ir 85 vežimai dovanų bei britiškų prekių pavyzdžiai. Be to, Makartnis atvyko į Kiniją lydimas įspūdingo 64 patrankų britų karo laivo. Prekyba tarp Kinijos ir Britanijos vyko Gongžou uoste. Britanija į Kiniją eksportavo medvilnę iš Indijos ir sidabrą iš kitų kolonijų, o Kinija eksportavo arbatą, šilką, porcelianą ir kai kurias kitas prekes. Britai mėgo arbatą. Taip pat jie turėjo polinkį į porcelianą ir šilką. Deja, kinams nelabai reikėjo britų sidabro ar medvilnės. Taigi gavosi taip, kad Britanija importavo daug prekių iš Kinijos, bet eksportavo nedaug. Dėl to susidarė prekybos disbalansas ir Didžioji Britanija bandė jį kompensuoti investuodama į opimą. Tai buvo sėkmingas biznis. Opimas buvo gaunamas iš aguonų, o Britai opimo plantacijas turėjo visai netoliese, Britų Indijoje. Tad tiekimas turėjo būti pakankamai gerai organizuotas. Kinija norėjo tai pažaboti, kadangi jis labai gerai pradėjo eiti per vietinius. Ir kaip bebūtų su bet kuriuo kitu narkotiku,
Priklausomi žmonės nutraukė vartojimą, jausdavo stiprų potraukį, kaulų laužimą ir kitus panašius dalykus. Todėl darydavo viską, kad gautų savo dozę. Nuo 1800-ųjų Kinijos vyriausybė pripažino šią problemą ir uždraudė opimo gamybą bei importą. 13-aisiais jie žengė dar vieną žingsnį ir uždraudė jo rūkymą. Kai apie tai sužinojo Britų Rytų Indijos kompanija, ji pasamdė Britų ir amerikiečių prekybininkus, kad šie kontrabandai Guangzhou gabentų narkotikus, kuriuos vėliau platintų kinų dileriai. Opimo buvo įvežama vis daugiau ir daugiau, o pinigų išvežama dar daugiau. Ir Kinijai tai labai nepatiko. Jėmė rimčiau vykdyti 13 metų draudimą. Netgi rengė reidus į opimo rūmus ir prekiautojų egzekucijas. Vyriausybės pareigūnas Lin Zexu teigia, kad opimas turi būti visiškai išnaikintas iš šalies, nes kitaip neliks valstiečių, kurie dirbtų žemę, kariuomenės, kur kariautų, ir piliečių, kurie mokėtų mokesčius. Jis teigia, kad reikia bausti tuos, kurie importuoja opimą, o ne tuos, kurie jį vartoja ir parduoda. Jis net parašė laišką karalieniai Viktorijai, kuriame bijojo narkotikų eksporto morale. Jis taip pat pareikalavo, kad Britų kompanijos atiduotų jam savo opimo atsargas, o mainais už tai gautų arbatos, nemokamai. Kompanijos nepakluso, todėl Lin sustabdė visą užsienio prekybą ir uždarė uostus. Po 6 savaičių Britai atidavė savo opimo skrynes, o Lin ir jo vyrai viską sunaikino, sumaišydami su kalkėmis ir druska ir išmetė jūrą. Britai šį sunaikinimą laikė įžeidimu ir teigia, kad Kinija atsiskyrė nuo civilizuoto pasaulio, kuriame vyravo laisvoji prekyba. Įtampa didėjo. Ir nuo 1839 lapkričio oficialiai prasidėjo pirmasis opimo karas. Jame Britai visiškai uždominavo. Ir vienas atvejis įvykęs 1840 birželį buvo gan įdomus, kai Britų laivynas, sudarytas iš 16 karo laivų ir 27 transportinių laivų, plukdęs 4000 karių, atvyko į Perlo upės deltą netoli Humen. Tarp jų buvo ir laivas Nemezis. Naujas, kaip tuo metu, geležinis karo laivas, ginkluotas mirtinu ginklu, Congreve raketų paleidimo įrenginiu, galinčių šaudyti sprogstamasias raketas iki 2 mylių. Jo garo variklis davė pranašumą greičio atžvilgių prieš bures ir nepriklausė nuo vėjo. Kinai buvo pasirengę, bet jų pasenusi gynyba nebuvo lygi Britams. Jų stacionarios patrankos ir armada buvo sunaikintos vos per 5,5 valandos. Per ateinančius 2 metus Britų laivynas plaukė palei pakrantę link Šanchajaus. Kinijos kariuomenė, kurios daugelis karių buvo priklausomi nuo opimo, buvo nugalėta kiekviename etape. Dėl Britų bombardavimo žuvo daug žmonių, skaičiuojama, kad 20–25 tūkstančiai kinų. Britai prarado viso labo tik 69 vyrus. Po šio karo buvo pasirašyta Nankino sutartis. Ji buvo pirmoji iš nesąžiningų sutarčių. Pagal ją Britai gavo Honkongą, atidaryti 5 uostai prekybai. Kinai privalėjo mokėti kompensacijas, suteikti Britams muitų privilegijas, o kinai mėgavosi ekonominiu nuosmukiu. Antrasis opimo karas pirmam nenusileido. Jis prasidėjo 56-aisiais ir tęsėsi iki 60-ųjų. Britai reikalavo atidaryti daugiau uostų ir palengvinti prekybą. Tuo metu šalyje suaktyvėjo krikščionių misionierių veikla, o kai buvo nužudytas prancūzų misionierius, prancūzai tuo pasinaudojo kaip pretekstu prisijungti prie Britų. Jungtinės Britanijos ir Prancūzijos pajėgos buvo nenugalimos ir užėmė vis daugiau ir daugiau miestų. 58-aisiais kinai sutiko derėtis ir net pasirašė sutartį, tačiau savo žodžio nesilaikė, o tai padidino priešiškumą tarp šalių. 60-aisiais Britai ir prancūzai išsilaipino netoli Pekino ir pradėjo plėšikauti. Jie sunaikino imperatoriškusius vasaros rūmus, o imperatorius pabėgo į Mandžiūriją. Jo brolis ratifikavo Pekino konvenciją ir anksčiau nevykdytą sutartį, kuriuose buvo sutinkama su vakariečių reikalavimais. Kowloon pusiasalis buvo perduotas Britų imperijai. Bet bėdos po vieną nevaikšto. Buvo toks bičas Hong Hoshu, Hong Shuchen. Nepavyko žmogui išlaikyti egzaminų, kad tapti valdininku. Nenuleido galvos ir nesisekė jam, net 4 kartus iš eilės. Bet galiausiai stogas nuvažiavo. Ir pradėjus matyti visokias vizijas, tada pasiskelbė, kad yra Jėzaus brolis, įkūrė savo sektą, Dievą šlovinančią visuomenę, ir surinko apie 10 000 sekėjų. Tai atkreipė imperijos dėmesį. 51-aisiais įvyko pirmasis puolimas, dar vadinamas Žinteno sukilimu, kurį imperija pralaimėjo, ir su laiku šis Jėzaus brolis surinko savo armiją ir sėkmingai ėjo prieš imperijos pajėgas, ir jam pavyko užkariauti rimtą Kinijos dalį. Nuo 62 vasario malšinti taipingų sukilimą Čingų dinastijai padėjo Didžioji Britanija ir Prancūzija. Matydami, kad kinai negali susitvarkyti su šitais maištininkais,
Į pagalbą atėjo tie patys europiečiai. Jie sukūrė visada laiminčią armiją. Kinų karius apmokytus pagal europietiškus metodus, taktikas ir standartus. Savo pike visą nugalinti armiją turėjo apie 5000 karių. Jie dažnai nugalėdavo skaičiumi gerokai didesnės sukilėlių pajėgas, nes buvo geriau ginkluota, geriau vedama ir geriau apmokyta. Ši nauja armija kovojo mūšiuose, kuriuose buvo sunaikintas Taipingo sukilimas. 64 pavasarį Tenžingas buvo apgultas ir trūko maisto atsargų. Hongas nusprendė sakyti savo paldiniams valgyti maną. Pats rinko piktžoles iš savo rūmų teritorijos ir jas valgė. Tų pačių metų balandį jis susirgo, galbūt dėl to, kad valgė piktžoles, ir mirė. Birželio 1 dieną. Imperijai laimėjus prieš sukilėlius, jo kūnas buvo atkastas, jam pačiam nukrista galva, jis kremuotas ir pelenai šauti iš patrankos, kad jo vėlė neturėtų nei kapo, nei ramybės. Šio sukilimo metu žuvo nuo 20 iki 30 milijonų žmonių. Ir jis padarė milžiniškų nuostolių imperijai ir jos reputacijai. Tuo pačiu metu vyko ir toks Nieno sukilimas. Jo siužetas netoks margas, tačiau kadangi jis vyko tuo pačiu metu, kaip ir Taipingo, ir netgi truko ilgiau, jį taip pat reikia paminėti. Jis neturėjo jokio aiškaus tikslo, tiesiog nukalti turčius ir padėti vargšams. Tačiau kelios stichinės nelaimės, Taipingo sukilimas, jo sukelti pakelti mokesčiai pagerino jo eigą ir jiems net pavyko prieiti prie sostinės. Tačiau kadangi sukilėlių lyderiai nesugebėjo kooperuoti, šis irgi buvo įveiktas. Čingų vyriausybė bandė įgyvendinti reformų programą, kad Kinija taptų labiau vakarietiška ir išvengtų tolesnio pažeminimo. Ta programa žlugo dėl tarpusavio nesutarimo ir požiūrio, kad reikia stiprinti tik kariuomenę. Tad nors Kinijos armija ir laivynas buvo aprūpinti moderniais ginklais, bet neturėdami pakankamai tinkamo apmokymo, jais naudotis jie negalėjo labai efektingai pasireikšti. Kas dar nepadėjo ir vietinės intrigos, kurias rezgė imperatorienė Sici ar Siči. Dėl valdžios jį kovojo visais įmanomais būdais ir norėdama įsitvirtinti, paskirdavo ištikimus, bet nekokybiškus valdininkus. Kas gavosi? Tolesnis pažeminimas. Pralaimėjimas prieš prancūzus, kurie iš Kinijos atėmė teisės į Vietnamą, Laosą ir Kambodžą. Tai tapo Prancūzijos kolonija Indokinija. Reikia dar pasakyti, kad tuo viskas dar nesibaigė. Kai atvyko amerikiečiai su kariniais laivais į Japoniją, japonai buvo nusiusti į išvadų darimo miestelį, kur suprato: Hebra, mes atsilikę. Reikia kažką daryti. Ir jie pradėjo samdyti europiečius ir amerikiečius, kad tą atsilikimą sumažintų. Su laiku jiems taip patiko europiečiai, kad pagalvojo: blemba, mes valstybė su ribotais resursais. Jie turi visko dar mažiau. Mums reikia kolonijų. Ir su kuo kitu nepasitestuosi nei su Vidurio karalyste. Konfliktas prasidėjo, kai Japonija siekė aneksuoti Korėją, kad apsaugotų savo interesus ir neleistų kitai šaliai tai padaryti pirmiau. Korėjoje esantys žaliavų ištekliai būtų naudingi toliau besivystančiai naujai industrializuotai Japonijai. 76 vasario 27 Japonija Korėjai primetė Gangva sutartį, priverčiant ją atsiverti savo rinkas Japonijos ir užsienio prekybai, be pasiskelbti savo nepriklausomybę nuo Kinijos. Kinai nebuvo patenkinti. Ir nors Beiyang pajėgos, Beiyang armija ir Beiyang laivynas buvo geriausiai aprūpintos ir simbolizavo naują modernę Kinijos kariuomenę, korupcija buvo rimta problema. Kariniai vadai ir pareigūnai sistemingai grobstė lėšas, net ir karo metu. Dėl to Beiyang laivynas po savo įkūrimo 88-aisiais nebeįsigijo jokių karo laivų. Šaudmenų pirkimas buvo nutrauktas 91-aisiais, o lėšos buvo pasisavintos Pekino vasaros rūmų statybai. Ir kaip manoma, tai atliko pati imperatorienė Sici. Logistikos klausimas irgi buvo didžiulė problema, nes Mančiūrijoje buvo stabdoma geležinkelių statyba. Kinijos kariuomenės moralė buvo labai žema dėl atlyginimų ir prestižo stokos, opimo vartojimo ir prasto vadovavimo. Japonai visiškai sunaikino kinus, o to pasekoje buvo pasirašyta Šimonoseki sutartis. Kinija pripažino visišką Korėjos nepriklausomybę ir amžinai atidavė Japonijai Liaodongo pusiasalį, Taivaną ir Pengo salas. Be to, Kinija turėjo sumokėti Japonijai reparacijas ir taip pat turėjo įvykdyti prekybos sutarties sąlygas, leidžiančias Japonijos laivams plaukioti per Jangdzės upę ir statyti gamyklas uostuose. Gale perėjo Japonijos pusę, bet atėjo europiečiai ir surengė intervenciją. Jie privertė Japonus draugiškai atsisakyti pusiasalio. 1898 po Kinijos pralaimėjimo pirmajame Kinijos-Japonijos kare prasidėjo vadinamasis koncesijų dalybų vajus, kai didžiosios Europos valstybės ir Japonija išsidalijo nuomos teritorijas Kinijoje. Vokietija gavo 99 metams nuomoti Džiašiau, Kiaučiau įlanką Šandongo pusiasalyje. Rusija 25 metams Port Arturą ir Dalianą.
Didžioji Britanija Vei, kad atsvertų Rusijos įtaką ir taip pat išsinuomavo Honkongo teritoriją dar 99 metams. Prancūzija 99 metams išsinuomavo Guangdžou vaną, kad sustiprintų savo pozicijas Indokinijoje. Žemesniosios Kinijos klasės buvo labai nepatenkintos vakariečių įsiveržimais ir viena valstiečių grupė įsitikino, kad jų lemtis yra išgelbėti Kiniją, atsikratant visų vakariečių. Jie taip įtikėjo savo misiją, kad pradėjo galvoti esantis neperšaunami, kad kulkos jų nepažeidžia. Deja, fizika turėjo su jais pokalbį. Ši grupė buvo žinoma kaip teisingųjų kumščių bendruomenė, bet dažniausiai vadinama tiesiog boksininkais. Jie keliavo po Kiniją, puolė užsienio valstybių administracijas, kol pasiekė Pekiną. Ten jie apgulė užsienio ambasadas ir jiems priešinosi užsienio valstybių armijos, vadinamos 8 valstybių aljansų. Imperatorienė Sici rėmė boksininkus ir net pareikalavo, kad Kinijos kariuomenė atvyktų į Pekiną ir padėtų jiems kovoti su užsieniečiais. Tačiau jiems nepavyko. Žinomiausias momentas buvo 55 dienų apgultis, kurią galiausiai pralaužė aljanso kariuomenė. Šis sukilimas parodė, kad kinai buvo nepatenkinti, tačiau nieko negalėjo padaryti nei politiškai, nei kariniu būdu. Ir visi šie pažeminimai atsispindėjo kultūroje. Buvo toks dėdė Lusinis, Lušiunas. Jis yra Kinijos modernios literatūros klasikas, modernios literatūros rašytojas, kurį man yra tekę skaityti. Ir jis labai daug rašo apie tą kinų pažeminimą ir nusižeminimą. Ir yra viena knyga, kur buvo išleista 1960 kažkelintais metais, aš ją esu turėjęs, vadinosi Kvailas, protingas ir velnias. Įdomi knyga, ten yra labai daug įdomių siužetų ir istorijų, tik tais gaila, kad teko ją išmest, nes visiškai tragiško stovio buvo. Ir ten yra vienas labai įdomus siužetas, kuris vadinasi AQ istorija. Jeigu lyginti su lietuviška literatūra, tai yra kaip Žemaitės Marti. Tik duchinamas personažas yra ne moteris, o vyras, vardu AQ. Jo vardas yra rašomos lotyniškomis raidėmis. Ir ten yra toks terminas užjūrio beždžionės. Tas personažas yra vargšas kaimietis, kurio gyvenimas yra tragiškas. Ir kiekvieną nesėkmę, nelaimę, pažeminimą jis savo galvoje paverčia dvasinėmis pergalėmis. Pavyzdžiui, yra vienas epizodas, kai jį kaimiečiai sumuša. Ir jis pasako, muša reiškia, kad myli, nes rūpinasi, nes galvoja, kad brolis ir taip toliau. Kalbėdamas apie tas dvasinės pergalės, autorius norėjo pabrėžti to laikmečio kinų nusižeminimą. Ir šiaip rekomenduoju surasti ir paskaityti, nes tikrai galima atrasti. Yra tekstas ir anglų, ir originalų kalbomis internete, ir jis nėra baisiai ilgas. Kaip ir su Žemaitės Marti, duchinamas personažas ant galo miršta. Skirtumas tik tas, kad AQ tai padaro ne savo valia, nes jis pabaigoje bando prisijungti prie revoliucijos. Tačiau jo neprileidžia ir ant galo valdžia jį kaip atpirkimo ožį, maištininką sušaudo. Įdomus kūrinys, rekomenduoju tikrai paskaityti. Kalbant apie revoliuciją, buvo toks dėdė Sun Yat-senas. Jis turėjo Kinijai idėją – respubliką. Matydamas, kad su imperija Kinija tik atsilieka, jis paskelbė 3 principus – tautinės nepriklausomybės, kovą prieš užsienio įtaką ir kolonializmą, liaudės valdžią, sukurti atstovavimo vyriausybę ir teisinę valstybę, liaudės gerovę, skatinti ekonominę lygybę ir socialinę pažangą. Ir nors Siči programa žlugo, Sun Yat-seno revoliucija prasidėjo tuo metu, kai Čingų dinastija steigė laikinąjį parlamentą. Sukilėliai buvo galingi ir per pastaruosius metus Kinijos armijos buvo persmelktos Sun Yat-seno idėjomis. Suprasdamas, kad Yuan Shikai, karo vadas, turėjo bent dalies armijos paramą, princas Chen, paskutinio Kinijos imperatoriaus tėvas, prašė jo vadovauti kovai su sukilėliais. Yuan Shikai mielai sutiko, su sąlyga, kad jis taps neginčytinų ginkluotojų pajėgų vadu. Tada jis pradėjo derybą su sukilėliais ir buvo įtikintas paremti naujai įkurtą respubliką. Su sąlyga, kad jis taps neginčytinų šalies vadovu. 11-aisiais įvyksta Xinhai revoliucija. Taip baigėsi Čingų dinastija. Uždraustasis miestas liko nepaliestas, nes nebuvo apgultas ar šturmuotas. Ir nors paskutinis imperatorius Puyi atsisakė sosto, jam buvo leista likti uždraustajame mieste su metinė pensija, nes jam tuo metu viso labo buvo tik 6. Ir paskutinį kartą iš jo išvarytas jis buvo 24-aisiais, karvedžio Feng Yuxian, kuris tuo metu buvo paėmęs Pekiną. 1912-aisiais Kinija tapo respublika. Jos amžinasis prezidentas Yuan Shikai. Įvyko pirmieji ir vieninteliai demokratiniai rinkimai Kinijos istorijoje, kurie truko nuo 12 gruodžio iki 13 sausio mėnesio. Jie baigėsi Kuomintang partijos pergalę.
Ji dar transliteruojama kaip Guomindang. Pasinaudodamas kilusiais politiniais neramumais, Juanas spaudė likusią nacionalinę asamblėją paskelbti jį prezidentu. Tada pašalino Komintangą ir tos partijos lojalistus iš vyriausybės ir išformavo šią instituciją. Po antrosios nesėkmingos revoliucijos Sun Yat-senas pabėgo į Japoniją. Juanas daugiau ar mažiau visiškai kontroliavo Kiniją. Tačiau nepaisant to, jis nebuvo ypač populiarus lyderis. Jo populiarumas smarkiai sumažėjo, kai jis sutiko su dauguma Japonijos 21 reikalavimo punktų. Kas tie reikalavimai? 15 sausio 18 Japonai Kinijos vyriausybėje atsiuntė reikalavimus, kurie smarkiai išplėstų Japonijos kontrolę Kinijoje. Japonija išlaikytų buvusias Vokietijos teritorijas, kurias užėmė 14-aisiais prasidėjus Pirmajam pasauliniam, ir sustiprintų savo pozicijas Mandžiūrijoje ir Pietų Mongolijoje. Paskutiniai reikalavimai praktiškai paverčia Kiniją koloniją, todėl juos Japonai pašalino ir paliko tik 13 reikalavimų, kurie tik šiek tiek padidino jų turimas įtakos sferas. Bandydamas sustiprinti savo poziciją, Juan Shikai bandė pasiskelbti save imperatoriumi. Tai nepaėjo ir 1916-aisiais jis buvo priverstas atsistatydinti iš imperatoriaus pareigų ir netrukus pats mirė. Jo valdymas panaikino daugelį Šinhai revoliucijos laimėjimų. Ypatingai viltį turėti stabilę vyriausybę, jau nekalbant apie demokratinę. Jo valdymo laikotarpį skirtingi Kinijos regionai pamažu nutolo vieni nuo kitų, o po jo mirties šalis visiškai susiskaldė. Ir prasidėjo karvedžių era. 19 gegužę prasidėjo gegužės 4-osios judėjimas. Pekino studentai nebuvo patenkinti Versalio sutartimi. Ir vėliau prie studentų prisijungė ir kiti miestai – Šanchajus, Nankinas, Tenzingas, Čiangša ir kitos vietovės. Iš viso buvo apie 150 miestų. Prie studentų taip pat prisidėjo daugelis miestų gyventojų, inteligentija. Ir gegužės 4-osios judėjimas privertė Pekino vyriausybę atleisti iš pareigų kai kuriuos projaponiškų pažiūrų valdininkus ir birželio mėnesį atsisakyti pasirašyti Versalio taikos sutartį. Šis judėjimas pasitarnavo tuo, kad įtikino Mao Dzedungą, kad reikia pradėti eiti link komunizmo pergalės. Kalbant apie tos karvedžius, šalies pietus valdė Sun Yat-seno vadovaujami revoliucionieriai, šiaurėje Juan Shikajaus įpėdiniai. Tačiau taip pat atskiruose regionuose valdžią turėjo ir daug skirtingų vietinių karo vadų. Kiekvienas iš jų turėjo savo tikslų ir kai kurie iš jų buvo remiami japonų, vokiečių ir kitų šalių, kad plėstų tų šalių įtaką. Karvedžių valdžia pasižymėjo itin dideliais ir dažniausiai savavališkais mokesčiais, savavališkų šaukimų į jų asmeninės armijas ir ekonominio vystymosi stagnaciją, tose sritise, kurias valdė blogiausi karo vadai. Daugelis jų netgi priversdavo savo valstiečius gaminti opimą ir heroiną, kad išlaikytų save ir savo narkotikų monopolį. 17-aisiais atskirą vyriausybę Guangdžou provincijoje buvo sudaręs Sun Yat-senas. Paskatintas gegužės 4-osios judėjimo dvasios, 19-aisiais jis atkūrė Komintangą, o 21-aisiais tapo pietinės vyriausybės prezidentu. Buvo kuriami šalies suvienimo planai, tačiau Guangdžou vyriausybė buvo per silpna. Todėl Sun Yat-senas kreipėsi pagalbos į Sovietų sąjungą, kuri paskatino Komintangą sudaryti alijansą su neseniai įsikūrusia tuo metu nedidelę Kinijos komunistų partija. 21-aisiais keliasdešimt kairių radikalų ir socialistų Šanchajuje oficialiai įkūrė Kinijos komunistų partiją. Tame susirinkime taip pat dalyvavo tuo metu niekam nežinomas Pekino universiteto bibliotekos bibliotekininkas Mao Dzedungas. Jis prisijungė prie Komintango, siekdamas suvienyti šalį. 23-aisiais Komintangas pertvarkytas pagal leninistinės partijos principus. Komunistų partijos nariai jungti į Komintang struktūrą, taip pat įkurta Vampo karo akademija, kuriai vadovauti paskirtas leitenantas Čiang Kai-šekas, dar vardinamas kaip Čiang Kai-ši. Ir nereikia turėti iliuzijų, tiek jis, tiek ir Mao buvo diktatoriai. Abu turėjo savo asmens kultą, abu tikėjo, kad būtent jų valdžia reikalinga Kinijos plėtrai. Abu naikino ir persekiojo savo priešus ir jų šeimas, abu vykdė represijas ir abiejų valdymo metu Kinija patyrė milžiniškas aukas. Vampo karo akademijai išugdyti karininkai tuo metu jau buvo pasirengę ilgai planuotai šiaurės ekspedicijai. Ekspedicija pradėta 26-aisiais ir šalis sėkmingai suvienyta 27-aisiais. Pagrinde ekspedicijai vadovavo Čiang Kai-šekas. Karo vadai buvo arba nužudyti, arba nusprendė prisijungti, mainais už galimybę išlaikyti valdžią savo rajonuose. Tokiais sąjungininkais žinoma negalėjai pasitikėti, bet Čiangas neturėjo išteklių kovoti su jais visais, o padėtis ir taip buvo pakankamai bloga. 28-aisiais Pekinas buvo užimtas ir su tuo baigėsi karvedžių era. Po pirmojo pasaulinio karo
Kuomintangas labai suartėjo su Veimaro Respublika, kuri tapo pagrindiniu karinės ir pramoninės paramos šaltiniu jos pajėgoms – NRA – Nacionaliniai revoliuciniai armijai. Vokietijos pramoninė ir karinė įranga ir licenzijos gaminti ją Kinijoje buvo perkami dideliais kiekiais, mainais už Kinijos žaliavas. Kinijos studentai ir karininkai studijavo Vokietijoje, įskaitant Čiang Kai-šeko įvaikį, kuris kaip tankistas dalyvavo Austrijos Anšliuse. Vokietijos kariniai patarėjai, vadovaujami Aleksandro von Falkenhauseno, rengė geriausius NRA dalinius. Tai tęsiasi iki 30-ųjų vidurio. Dėl neutralios pozicijos Kuomintangas palaikė artimus ryšius su Sovietų sąjunga, nepaisant artėjančio konflikto su Kinijos komunistais. Čiang Kai-šeko vyriausiasis sūnus Čiang Činkuo mokėsi Sovietų sąjungoje ir vedė Baltarusiją. Antrojo pasaulinio karo metu Stalinas padėjo jam grįžti namo. O kalbant apie komunistus, nacionalistai, matydami jų grėsmę, užžydėjo pirmi, pradėjo persekioti ir įkalinti numanomus komunistus ir jų palaikytojus. Pirma rimtesnė tokia akcija vadinosi Šanchajaus skerdynėmis, kurios vyko 27-ais. Čiangas į pagalbą prisijungė gangsterius, kurie labai žiauriai išnaikino socialistus Kuomintango viduje ir kiekvienas, kuris buvo įtariamas komunizmu, buvo nušautas vietoje. Šios žudynės greitai išplito į kitus miestus, išardydamos alijansą ir priversdamos Kinijos komunistų partijos kariuomenę stoti prieš Čiango pajėgas. Pralaimėjo skaičiumi ir praradę kovos dvasią, jų pajėgos buvo nugalėtos per keletą stiprių smūgių. Vuhanas buvo užimtas ir Kinijos komunistų partijos armijos pasitraukė į kaimo vietovės. 31-aisiais prisidengdami susprogdintų geležinkelių japonai užima Mančiūriją. Ten įsteigė marionetinę valstybę Mančiukuo ir jai vadovauti paskiria nušalintą imperatorių Puyi, nors realiai visa valdžia japonų rankose. Čia ir atsiranda tokie veikiai kaip Yoshiko Kawashima, kinų princesė japonų šnipė, kuri žinoma tuo, kad rengdavosi vyriškais rūbais ir su ją Japonijoje suteiktomis pajėgomis naikino anti-japonų pasipriešinimą ir taip pat surasdavo daugybę eksperimentinių vienetų japonų moksliukams. Imperatoriui reikėjo įpėdinio, tačiau kažkaip neėjo jo turėti, nes imperatorienė dūmijo ir labai mėgo opimą. 35-aisiais jai gimė mergaitė, tačiau japonai, norėdami išvengti skandalo, kadangi kūdikis buvo nesantuokinis, kūdikį tik gimusi nužudė, o nesantuokinio vaiko užtaisytojo vairuotoją nušovė. Kadangi vaikas buvo nesantuokinis, tai galėjo sukelti didžiulį skandalą. Šie veiksmai galutinai palaužė imperatorienę ir pradėjo rimčiau užsiimti opimu. Ir jos priklausomybė didėjo. Atplėšti Mančiūriją nebuvo labai sunku, kai nacionalistai visą dėmesį buvo sukaupę į komunistus. 34-aisiais nacionalistai užėmė labai geras pozicijas ir komunistams reikėjo trauktis iš Džensi sovieto. Čiango pajėgos negalestingai artėjo, todėl sovietų vadai nusprendė imtis paskutinio desperatiško žingsnio ir surengti pabėgimo iš žiedo manevrą. Jie paliko savo sužeistuosius ir per silpnus judėti ir visas pajėgas metė į puolimą silpnoje blokados vietoje. Ją pralaužė ir paliko už savęs nuniokotus kaimus. Tai vadinama didžiuoju ar ilguoju žygiu. Nuo jo sėkmės priklausė, ar jiems pavyks išgyventi ar ne. Šis žygis buvo nemažas – apie 9000 km. 35-ais iš maždaug 100 000 ėjusių per šį žygį gyvi liko vos 10-20 tūkstančių. Šis žygis parodė Mao sugebėjimą vadovauti. Jeigu ne jis, komunistams būtų galas. Jis buvo partizaninės kovos meistras, supratęs, kad neturi resursų atvirai kovoti prieš nacionalistus, jis plėtojo asimetrinės kovos strategijas. Jo būriai buvo lankstesni, greitesni ir efektyvesni. Ir dėl šio žygio jo autoritetas pakilo masiškai. Jis tapo partijos lyderiu ir kadangi jis buvo žygyje, taip pat gavo ir moralės taškų. Komunistams taip pat labai padėjo ir dabartinio Kinijos prezidento Xi tėvas, Xi Zhongxun. Be jo, Mao ir jo kolegos nebūtų išgyvenę. Kitas naudingas komunistams dalykas įvyko 36-aisiais. Tai vadinasi Xiano ar Siano incidentas, kai Čiang Kai-šekas buvo pagrobtas savo generolų, kad sudarytų jungtinį frontą prieš japonus su komunistais. Už šį žygdarbį abu generolai stipriai susimokėjo. Vienas namų arešte praleido 50 metų, kol mirė Čiangas ir jo sūnus, kitas su visa šeima buvo nužudytas. Ir aišku, dar buvo nužudytas jo sekretorius ir jo šeima. Čiang Kai-šekas buvo priverstas dėrėti su komunistais, su Zhou Enlai, ir sudarytas antras jungtinis frontas. To pasekoje buvo suformuota 8-oji divizija – kovoti prieš japonus. Jeigu kam kiltų klausimas, kodėl Azijoje japonų nelabai mėgsta, tai reikia priminti tai, kad japonai buvo labai stiprus nacionalistai ir galvojo, kad būdami pakankamai pažengę,
jie gali kurti didžiąją Rytų Azijos gerovės sferą. Kadangi visi kiti buvo atsilikėliai, žemesnės rasės, jie su kaliniais atlikdavo visokius eksperimentus, kankinimus, prievartavimus ir daug kitų smagių dalykų, kuriuos japonai neigia iki šių dienų. Ksenofobija ir ultranacionalizmas jos pavertė itin nekenčiamais Azijoje. Ir šiais metais net išleisti 2 kinų filmai – 731, Evil Unbound ir Dead to Rights apie tai, ką jie ten veikia. Ir YouTube'as nemėgsta rodyti, todėl aš parekomenduočiau pamatyti tuos filmus, kad jūs suprastumėte, kas ten buvo. Aišku, ten biški dramos yra ir taip toliau, bet dažnas japonas nemokėjo jokių užsienio kalbų, kadangi tai buvo nepatriotiška. Ir su barbarais bendrauti nereikia. Pas juos buvo labai populiari 3 viskų politika – išvogti viską, žudyti viską ir sudeginti viską. Ir 1937 Liepos 7 yra laikoma Japonijos įsiveržimu į Kiniją data – antro Kinijos-Japonijos karo pradžia. Iš Vokietijai priklausiusių teritorijų japonai pradėjo puolimą. Ir pirmas įvykis buvo žinomas kaip Marko Polo tilto incidentas. Po 3 mėnesius trukusių mūšių ir bombardavimų japonai užėmė Šanchajų. Neilgai trukus krito ir sostinė Nankinas. O ką tie japonai ten veikia, tai yra skaičiuojama, kad žuvo nuo 100 iki 300 tūkstančių nekaltų civilių. Kokia ten buvo japonų fantazija, aš rekomenduočiau pasiskaityti Iris Chang knygą Nankino prievartavimas, nes tikrai turėjo žmonės fantazijos. Verta paminėti, kad Kuomintango reputacija kaip korumpuotus valstiečius engiančios administracijos susiformavo karo metu. Didžiulės teritorijos dalims esant okupuotoms, Kuomintangas turėjo pereiti prie administracijos decentralizavimo ir taip pat apmokestinti ir šaukti kariuomenę valstiečius, kad išgyventų. Nuo maždaug 39-ųjų, tai yra po 2 karo metų. 41-ųjų pabaigoje Čiang Kai-šeko režimas buvo ant visiško žlugimo ribos. Tačiau didžiulės paskolos iš Amerikos padėjo kurį laiką išvengti to žlugimo. Tačiau tokio didelio pinigų įplaukimo į šalį neišvengiamas rezultatas buvo infliacija, kuri kelis kartus viršijo anksčiau buvusi infliacija, kas ekonomiką pablogino dar kelis kartus. Įdomu tai, kad tais pačiais metais Kinų komunistų partija ir Kuomintangas toliau kovojo tarpusavyje ir vienas kitą naikino, taip lengvindami japonų darbą. Ką jau kalbėti apie kinus perėjusius į japonų marionetinio režimo pusę. Tačiau 41 gruodžio 7 japonai pažadino milžiną, kuriuo veikti patys nebuvo pajėgus. Ta pati gruodį žlugo ir Jungtinis frontas. Iki 45 Japonija buvo smarkiai sutriuškinta abiejose frontuose. Po kruvinos kovos amerikiečiai išlaisvino Filipinus ir užėmė Okinavą bei Iwo Džimą. O kinai pamažu įgijo pranašumą mūšiuose, iš dalies dėl amerikiečių oro ir sausumos paramos, ginkluote ir antskrydžiais. Sąjungininkų lyderiai paskelbė galutinį ultimatumą Japonijai, reikalaudami besąlygiško jos kapituliacijos, grasindami visiškų sunaikinimų. Atsižvelgiant į žuvusių japonų civilių skaičių ir taip, kaip ką tik žlugo Trečiasis reichas, Jungtinės valstijos nei akimirkai netikėjo, kad tai iš tikrųjų pavyks ir planavo desantinį įsiveržimą į Japonijos salas. Operacija žlugimas – Downfall, kuri turėjo prasidėti 45 spalio mėnesį. Žinoma, Japonija atsisakė pasiduoti. Rugpjūtį Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos numetė branduolines bombas ant Hirošimos ir Nagasakio. Ir tą pačią savaitę į karą įsitraukė Sovietų sąjunga, kuri vos per 2 savaitės užėmė visą Mančiūriją, suėmė Pujį, kuris bandė pabėgti į Tokiją, ir okupavo Šiaurės Korėją. Į nelaisvę buvo paimta daugiau nei 1 milijonas Japonijos karių. Tai sulaužė Japonų armijos užnugarį. Visų nuostabai Japonija pasidavė. Sovietai užėmė Mančiukuo, imperatorius Pujį buvo įkalintas ir paleistas tik sulaukęs 59-aisiais. Jo žmona mirė kalėjime 46-aisiais nuo opijos trūkumo ir bado, sulaukusi vos 39. Antroji žmona, su kuria išsiskyrė 31-aisiais, mirė skurde 53. O šnipė Jošiko 48-aisiais buvo nubausta sušaudymu. Įveikus japonus buvo šiokia tokia taika. Mao susitiko su Čiang Kai-šeku deryboms. Ir lyg niekur nieko, pilietinis karas restartavosi 46 metų kovo 31. Kaip teigia dėdė Mao, jeigu ne japonai, mums būtų blogai. Kadangi nacionalistai prarado savo pajėgumus ir geriausiai apmokytus karius kovose su japonais, karo pradžioje tuo pasinaudojo komunistai, kadangi jie išsaugojo karinius pajėgumus ir tuo pačiu sugebėjo pakviesti naujų kadrų. Prie to pačio, nors nacionalistai turėjo vakarietiškos technikos,
Jų valdžia buvo stipriai korumpuota, o dėl karo kilo ekonominė krizė. Komunistai turėjo pranašumo tuo, kad įtikino skurdesnius gyventojus esantis liaudės gynėjais ir užtarėjais, o taip pat sovietai paliko nemažą kiekį iš japonų ginkluotės Mančiūrijoje. Valstiečiams buvo išdalintos žemės su sąlyga, kad jos išliks, jeigu komunistai laimės. Kitas dalykas – visuomenės parama ėjo į komunistų pusę, nes kitaip nei nacionalistai, jie nežudė to, kas šiaip pasitaikė ir šiaip nepatiko. Komunistai taikėsi į specifinę nekenčiamą grupę – žemvaldžius. Aišku, ranka, kuri duoda, taip pat ir atima. Ir po 20 metų įvyks toks didysis šuolis į priekį, kuris nuims daugiau žmonių, nei tai padarė japonai. Po dar 3 metų pragaro ir dar kelių milijonų žmogiškų nuostolių Kinijos komunistų partija nugalėjo Kuomintangą ir 1949 spalio 1 Mao paskelbė Kinijos liaudies respublikos įkūrimą. Įveikus nacionalistus žemynę, Kinijos komunistų partija paskelbė pažeminimo amžiaus pabaigą. Po 22 metų Kinijos pilietinis karas baigėsi, nors abi Kinijos teigia esančios tikrąją Kiniją. Kuomintangas su Čiang Kai-šek ir 200 000 karių bei dar 2 milijonais pabėgėlių atvyko į Taivaną, kur apkartęs Čiangas išliejo savo nusivylimą ant vietinių taivaniečių ir izoliavo salą prisidengdamas nepaprastąją padėtimi. Su laiku Kuomintangas pasimokė iš daugumos savo klaidų ir siekė žemės reformos bei stabilaus valdymo. 49-aisiais Mao kariai bandė užimti Kinmen salas. Jie žadėjo tai padaryti per 3 dienų spec operaciją. Gavosi taip, kad tų salų jie iki šiol nevaldo, kaip ir pačio Taivano. 79-aisiais Amerika pripažįsta Kinijos liaudės respublikos egzistavimą. Ir čia prasideda tokios įdomybės, kad dabar atsiranda 2 Kinijos, nors yra tik viena. Tad oficiali Kinija tampa Kinijos liaudės respublika, o Taivanas tampa jos dalimi Taipėjaus provincija. 97-aisiais į namus grįžta Hongkongas. Jis baigus galioti sutarčiai buvo perduotas Kinijai. Taip pat 99 gruodžio 20-ąją grįžta Portugalų kazino Makau. Kitaip nei su Hongkongu, jį Portugalai gavo teisiniu būdu, be jokių užkariavimų ir laikė jį savo valdžioje 442 metus. Su šituo perdavimu oficialiai nebeliko Portugalijos imperijos. Dabar pažeminimo amžius minimas kaip priežastis, kodėl Kinija turi atkeršyti vakarams ir parodyti, kad jie yra geresnėse pozicijose nei bet kada anksčiau. Kinija taip pat mėgsta priminti, kad kitos valstybės iš jų atėmė svarbės teritorijos, kurios vieną dieną turės grįžti namo. Ir taip pat jie turi pretenzijų dėl 9 punktyrų linijose esančių salų, kurios turės irgi vienaip ar kitaip atsidurti Kinijos įtakoje. Šiuo metu kinai jų pilnai nevaldo. Tiesa, pažeminimas išliko, nes Taivanas vis dar egzistuoja ir jis labai nenori grįžti namo. Nieko, ateis laikas ir karinė galia maištingą provinciją sugrąžins namo. Bent, taip sako Kinijos komunistų partija. O su jumis buvo Šnaelis. Ir čia buvo video apie Kinijos pažeminimo amžių. Kaip gaila, tu nesupranti.